Tai bankruotau prieš 14 metų, man draugai, artimieji sako, na užtenka, nebedaryk tų verslų. Tu matai, padarai kažką, vėl bankrutuoji, padarai, vėl bankrutuoji. Na ne tau. 14 metų, man 37 metai, visi draugai turi namus, važinėja automobiliais, šeimos, o aš nieko neturiu. Man 37 metai, aš gyvenu Rusijai, neturiu savo automobilio, turiu krūvą skolų, žmona mane su vaikais palikus, nes aš bankrutavęs visiškai žmogus be ateities. Nevykėliui svarbu, kaip jis deda pirmą žingsnį ir kaip jis bando išsirutuliuoti iš savo situacijos, kokiam dugne bebūtų. Gerą dieną, brangieji. Šiandieną noriu jums plačiau papasakoti apie save. Prieš metus laiko pradėjau filmuoti reelsus. Sūnus mano sako, tėvų, nufilmuojam kelis reelsus, išminties turi, pabandom kažką įdėti, tiesiog for fun, pažiūrėti, kaip reaguoja aplinka, kaip reaguoja žmonės. Ir iš tikrųjų sąžiningai nesitikėjom, kad tie reelsai taip suveiks, kad tai bus taip įdomu žmonėms, nes realiai socialiniai tinklai lūžta nuo protingų, nuo išmintingų, gražių ir fainų. Tai konkuruoti visiškai nesinori, bet viduje yra tikrai daug tų praktinių žinių, kurios tarsi veržiasi į išorę. Ir galbūt dėl to, kad kada kalbi iš tikrumo, iš patirties, o ne iš tai, kad tu tik tai ją žinai, gal dėl to žmonės tą pamato ir vertina, ir taip dalinasi, ir tiek daug sulaukiu padėkų, kad štai dėkui už tai, ką darai. Tai va trumpai noriu pasakyti, kas aš toks, nes klausit, kas tu toks, kad tu čia mum aiškini, kaip reikia gyventi, iš kur tu žinai, kad taip reikia. Tai va, truputį apie visą tai papasakosiu. Aš iš esmės esu verslininkas, labai anksti pradėjau verslauti nuo 17 metų, nes gimiau kolūkiečių šeimoje, mano tėvai buvo kolūkiečiai, tėtė traktorininkas, mama dirbo kiaulių fermoje. Ir tais laikais, kada prasidėjo perversmas Lietuva, jie, galima sakyti, neteko darbų, griuvo Tarybų sąjunga, griuvo kolūkiai. O man buvo jau 16 metų, norėjosi gražiau apsirengti, norėjosi prieš mergaitės jau pasirodyti, kad tu kažką tai šiek tiek labiau patikti mergaitėm. Aš pradėjau galvoti, o kaip kažką padarius, kad užsidirbus tų pinigų, nes matosi, kad nauja banga, čia 90-ieji metai, nauja banga, nauji verslininkai kyla. Ir aš nusprendžiau pradėti savo verslą. Tai mano verslas pirmasis buvo važiuoti į Lenkiją, vežti prekes į Lenkiją. 17 metų, dabar kai pagalvoju, tai visiškas paauglys, pasiskolinu iš tėtės tais laikais krūvą pinigų. Jis man paskolino $100. $100 tai yra, tais laikais buvo, tėtės atlyginimas buvo 4000 talonų, $1 kainavo apie 450 talonų. Tai $100 buvo 45 000 talonų, reiškia 10 mėnesių tėtės atlyginimas. Tai galite įsivaizduoti, tai yra didelė pinigų suma. Ir tėtė manim pateikė, man paskolino tos pinigus, nors sako, tai yra mano čia visi pinigai, kuriuos esu per gyvenimą uždirbęs ir sutaupęs. Ir aš išvažiuoju į Lenkiją. Ir man pavyksta, aš uždirbu $50 per savaitę, tai reiškia 20 000 talonų per savaitę. Ir tai stulbinanti sėkmė. Aš atsimenu tą vakarą, kai grįžtu po savaitės, dar ten su saldainiais, su kava ir tėtei grąžinu tą $50, o pats parodau, kad man liko 50. Tai fantastiška sėkmė ir aš nuo tos akimirkos suvokiu, jog gyvenime kelias skinsius per galvą. Ne fiziškai dirbsiu, kaip tėvai dirbo, sunkiai vargo, bet stengsiuosi galvotai, kaip galima užsidirbti, gyventi labiau laisvai, labiau leidžiant savo kažką tai būti savimi. Tai ir pradėjau verslauti. Ir jau 30 metų,
kaip versle, įvairiausiuose versluose. Ir verslai turi tokią savybę, kad jie bankrutuoja. Ir man gyvenime teko ne kartą bankrutuoti, tikrai iš tikrųjų galiu pasakyti, 2/3 mano kurtų verslų bankrutavo ir per visus tos bankruotus esu buvęs 2 kartus gyvenime visiškame dugne. Tai ne tai, kad bankrutavau, bet turiu namus, turiu kažką, ne. Netekau 2 kartus gyvenime. Netikau namų, paskutinis automobilių, šeimos, viskas. Skolos didžiulės, antstoliai paleido savo girnas, tos girnos malą. Tada litai buvo, tai man delspinigių eidavo 2,5 tūkstančio litų per mėnesį vien tik delspinigių, o turėjau antstoliams skolų apie 70 000 litų. Realiai tai žlugęs žmogus, galima sakyti. Aš įsidarbinau į firmą, ten eksporto vadovų, gaunu 3,5 tūkstančio litų atlyginimo, man 2,5 reikia gražinti vien antstoliam ir tai dar, ir galo nematys, niekada tu jų neišsimokėsi. Taigi patirtį turiu didžiulę kaip verslininkas, bet ko skiriuosi, kad aš nuo pat, kai pradėjau 17 metų daryti verslą, supratau, kad žinios ir tavo kompetencija tai yra pagrindas verslui. Ir nuo 17 metų, 18 pradėjau mokytis, skaityti apie verslą. Kai pradėjau skaityti apie verslą ir dalyvauti versle, mačiau, kaip versle yra svarbu psichologija. Realiai, kaip tu jautiesi, ant kiek tu pasitikį savim, ant kiek tu gali bendrauti su kitais, kitus įtikinti, jausti kitų emocijas, ar jisai už, ar prieš. Tai domėjausi visko, ir psichologija, ir tada net sėkmės dėsniais, kodėl vieniems sekasi, kodėl nesiseka. Dvasiniais dalykais, filosofijom, religijom. Kas dėl religijų, tai mane močiutė užaugino, iš tikrųjų, nes tėvai dirbo sunkiai, nebuvo kada, tai mane nuo mažens iki 7 metų augino močiutė. Ir kiek aš atsimenu save, aš tiek atsimenu, kad aš sėdžiu bažnyčioje. Kiekvieną dieną močiutė buvo labai pamaldi. Ir kiekvieną vakarą mes eidavom į bažnyčią, sėdėdavom, man močiutė pasakodavo apie Jėzų, apie Dievą. Mokėjau poterius, skaityti dar nemokėjau, bet jau poterius mokėjau visus. Ką močiutė man išmokino, kad kas vakarą reikia persižegnoti, atsiprašyti Dievo už negerus darbus ar kažką, jeigu negerai padarai. Ir tavo tikėjimą man labai stipriai įskiepė ir aš iš tikrųjų buvau Dievo baimingas. Bet prasidėjus verslų 17 metų, tas charakteris dar toksai linksmas, jauti, kad nebūsi labai geras tu Dievui. Ir taip toksai vidinės prieštaravimas atsirado, kad reikia pasidomėti, ar iš tikrųjų Dievas toksai baisus ir piktas. Ir man labai geras sudavė smūgį tai, kad man močiutė atneša kažkada, gal ar buvo 17 metų, gal 16, apie 17 metų atneša knygutę, kažkas tai Jėzaus kančia, aš ją perskaitau ir ten taip stipriai sudaryta įspūdis tos Jėzaus kančios ir kaip mes kentėsime pragare už savo blogus darbus, kad mane taip sukrečia, jog aš pradedu gilintis į kitas filosofijas, į kitas konfesijas, į kitus tikėjimus, o ką sako kiti. Nejaugi mes taip visi kentėsim, tai galvoju, jei aš darysiu verslą, man reikia ir tą daryti. Būdavo jau aš sportavau, žiūrėk, ir gatvėje kažkur susimuši, ir ten per kokį ten šokiuose kažkokį fintą iškirti. Tai kaip vadinkime, tai nėra geri darbai. Ir aš pradėjau tą pačią, kad ir verslo reikia labai domėtis religijom, filosofijom, perėjau ant parapsichologijos, tada tik pati pradžia buvo Lietuvoje. Tačiau ir jau kiekvieną knygutę, kas tik buvo galima. Todėl dviem linijom ir eidavau. Viena tokia ezoterinė, psichologinė, religinė, dvasiai, antra verslui. Psichologija populiarioji, kaip pasitikėti savim, neurolingvistinis programavimas, kaip pasiekti efektyvią būseną, iš kurios tu gali efektyviai veikti, dirbti. Ir šitaip, galiu pasakyti, šiandienai 30 metų tam skyriau. Ir tikrai, brangieji, jūsų verslas yra jūs. Jei jūsų verslas nesiseka, jūs nežiūrėkit aplinkui.
oi, kas man čia, kodėl nesiseka. Žiūrėkite save. Jūsų tarp savęs ir verslo gali dėti lygybės ženklą. Na, jūsų emocinis intelektas, jūsų pasitikėjimas savimi, jūsų asmeninė energetika, lygų jūsų verslo, pelningumas, didumas. Nes realiai, žinokit, verslas laikosi ant savininko energetikos. Ir jeigu tik tai pradedi trauktis iš verslo, jeigu tik mažiau, arba verslininko energetika pradeda mažėti, jis perleidžia kažkokiem vadovam, samdiniam, žiūrėk, įmonė ir pradeda leisis. Net turiu labai gerą pavyzdį pats su savim. Štai aš 2 metai pasitraukęs pilnai iš savo verslo, nes rašiau knygą, pradėjau mentorystės mokymus, tikrai verslas gerokai susitraukia be mano energijos. Tai va, tokia mano patirtis ir man dabar 51 metai, aš tiesiog suprantu, kad negaliu aš vien savo mėgautis gyvenimu taip neatsakingai. Štai aš pasiekiau savo tikslus, aš labai laimingas, patenkintas, gyvenu tikrai gerą, nuostabų gyvenimą, sąžiningai. Net nesvajojau apie tokį gyvenimą, net tiek nesvajojau, kiek man gyvenimas davė. Ir tai būtų, manau, per daug savanaudiška, tiesiog sėdėt, kaifuot, keliaut po pasaulį. Nors realiai paskutinius metus tą ir dariau. Praktiškai nieko nedirbau, tik tai buvo atsiskyręs, meditacijos, klausimas savęs, kelionės. Ir tai būtų per daug savanaudiška nepasidalinti tą tikrąją patirtimi, kuri iš tikrųjų veikia, kuri iš tikrųjų duoda naudą ir kurią naudodamas tu tikrai realiai pasikeisi ir tikrai keisis aplinka aplink tave. Nes, brangiai, įsigilinkime tokią tiesą, kad kaip viduje, taip ir išorėje. Šiai dienai turime kvantinę fiziką, jinai tai tikrai parodo, kad visa yra viena. Mūsų vidinis pasaulis yra išorinio pasaulio atspindys. Taip, kad tenais dairytis į išorę ir žiūrėti, oi, man tas tą padarė blogai, tas tą blogai padarė, čia tas negerai, tas negerai. Ir pabandyti pakeisti išorę, tai yra visiškai bergždžias reikalas. Niekas nesikeis. Jūs prarasite didžiulės energijos sąnaudas, didžiulės energijos praradimai, tačiau pokyčio jokio nebus. Kol mes iš išorės žvilgsnį neatsuksime va čia. Va, vidinis mano žvilgsnis čia. Ir aš tik tai klausiu, koks aš turiu būti, kad mano tikslai, mano norai, mano aplinka būtų taip, kaip aš noriu. Koks aš turiu būti, ką aš turiu savyje pakeisti. Kas su manimi yra negerai, kad tokia, vadinkim, kvaila aplinka iš išorės. Kada šitą žingsnį sau žengsite, sau pripažinsite ir prasidės pokyčiai. Tai va, trumpai tiek apie mane. O dar noriu pasakyti, kad prieš 3 metus išleidau knygą. Realiai iš tikrųjų neplanavau tos knygos leisti. Pradėjau rašyti ranka prisiminimų, tokie pamokymai vaikams. Turiu 4 vaikus, jau ir anūkę turiu. Ir galvoju, tokia sudėtinga ir įdomi mano patirtis, parašysiu vaikam, o papasakosiu apie kiekvieną įvykį, kuris buvo svarbus gyvenime ir parašysiu, kokią tai man davė pamoką, kaip tai mane paveikė ir kaip svarbu vaikai, kad ir jūs neužliptumėte ant to grėblio, o jeigu užlipot, gavot bam į galvą, tai žinokit, elkitės taip ir supraskit, kad tai buvo superinė pamoka. Ir aš pradėjau rašyti, aš per pusmetį parašiau ranką 300 puslapių ir tik tada pagalvojau, negali būti, bet čia gali būti knyga gautis, gali gimti šios knyga. Ir pradėjau redaguoti. Tai redagavimas užtruko dar 1,5 metų, kad viską suskirstyti, sudėlioti. Sumažinau šiek tiek puslapių, išmečiau gal 50 ir štai gimė knyga. Gimė knyga, kuri gavosi, vadinkim, autobiografinė, motyvacinė. Tai
pusę knygos sudaro mano autobiografija, kuri tikrai yra iš ką paklausyti ir atgarsiai geri žmonės sako tikrai įdomu ir jaunimui, kad aš labai nuoširdžiai bandau papasakoti tikras situacijas be pagražinimų. Nors kartais sako ir tai labai įdomu, kad mano jaunystės draugai sako, Vidai, tu save tokiu kvailiu rodai, tokiu kvailiu, kad tai kas mes tokie, tu pirmas automobilį nusipirkai, pirmas kovos menais pradėjai užsimti, pirmas verslą pradėjai daryti, man atrodo, tu buvai kečiausias iš mūsų. Aha, sakau, bet tai tik išorė. O viduje vyko didžiulis karas, didžiulė vidinė kova, kurios nieks nematė. Jūs nematėt, kaip sunkiai aš su savim kovau. Ir knyga yra apie vidinę kovą. Ne apie tą išorę, kad aš fainai atrodo, o žiūrėk, koks gražus. Ne. Apie vidinę kovą, kuri vyksta viduje. Todėl knyga vadinasi Nevykėlio pergalės. O kada galvojau pavadinimą knygai, koks tai būtų pavadinimas? Daugelį metų aš tiek kartų, kai bankrutuodavau, ir man vis reikėdavo per naują pradėti. Ir dar viena savybė, aš gyvenime visada ėjau prie srovę. Visada, aš nežinau, kodėl toks mano charakteris. Čia karma iš tikrųjų, užduotis tokia duotybė, aš visada prie srovę. Ir visada prieš minę. Jeigu minė eina į dešinę, visai eina į dešinę. Man reiškia eiti į kairę. Bet kairiai krūmai, miškai, sunku, sudėtinga. Bet kažkas ten yra. O tokia mano natūra buvo. Man net būdavo, kai bankrutuoji kažkada, prisimenu, kai bankrutavau prieš 14 metų, man draugai, artimieji sako, užtenka, nebedaryk tų verslų. Tu matai, padarai kažką, vėl bankrutuoji, ne tau. Pradėk dirb samdomą darbą ir bus geriau, iš tikrųjų. Prieš 14 metų, man 37 metai, visi draugai turi namus, važinėja automobiliais, šeimos, o aš nieko neturiu, man 37 metai, aš gyvenu Rusijai, neturiu savo automobilio, turiu krūvą skolų, žmona mane su vaikais palikus, nes aš bankrutavęs visiškai žmogus be ateities. Gal tikrai pradėti dirbti? Pabandžiau. Tikrai 1,5 metų dirbau eksporto vadovu, padalinio vadovu, generaliniu direktoriumi laimėjau konkursą. Aš 1,5 metų dirbau, aš pasakysiu, patys beprasmiškiausi 1,5 metų mano gyvenime tai buvo. Patys beprasmiškiausi. Patys didžiausi, man tai buvo vergovės metai. Rėmo metai, kada tu sprausas į rėmus, kurie net girgžda, kada tu 4 valandą baigiai darbus ir iš tikrųjų šiandien baigiai ir nebeturi jau kažkokios idėjos, ką toliau tęsti. Ir kada tu 4 valandą išeini, generalinis direktorius ir tave akcininkas pagauna, sako, kodėl tu anksčiau išėjai? Iki 5 darbas. Viską padariau, viskas, išsisėmiau. Ne, tu turi sėdėti iki 5. Ne? Jūs padarykite tiek, kiek aš padariau 4 valandos. Bet ne, formalumas svarbiau už esmę, už savo tikslus. Tai man buvo sunku, aš 3 darbovietės pakeičiau, nes tai tikrai ne man. Tikrai ne man. Ir vėl tas žinojimas, kad tai tikrai ne man, tas yra gerai. Tai ir aš galvojau, mane tiek ilgai ir tiek daug metų laikė nevykėliu, kad būtų pats sąžingiausias pavadinimas Nevykėlio pergalės. Aš tiek daug patyręs pralaimėjimų, tiek daug esu matęs tų nusivylusių manim žvilgsnių, kad jeigu aš sakyčiau, čia kažkokia kita knyga, sėkmės principai, ar tai sėkmės, kai mano pusbrolis, aš iš tikrųjų vadinu broliu, mano pats geriausias, mano draugas, mano pusbrolis, didžiausia pagarba, vienintelis žmogus, kuris manęs gyvenime neišdavė, dėkui tau Jonai, yra pasakęs, aš kai vedžiau seminarą, prieš daug metų, gal prieš 8 ar 9 metus, vedžiau seminarą sėkmės principai, jisai pamatė ten socialiniuose tinkluose ir jisai juokėsi, sako, tu pasakyk, kur tavo sėkmė? Aš tai, sako, vienintelė matau tavo sėkmę, kad tu po viso to, ką praėjai, dar esi gyvas. Daugiau aš tavo sėkmių nematau. Tai ir aš sugalvojau tą pavadinimą Nevykėlio pergalės. Nevykėlio pergalės, todėl, kad nevykėliui nesvarbu, ką galvoja apie kiti, nesvarbu, kokius tikslus siekia kiti, nesvarbu, ką pasiekia kiti.
Nevykėliui svarbu, kaip jis deda pirmą žingsnį ir kaip jis bando išsirutuliuoti iš savo situacijos, kokiam dugne bebūtų, kokioj mėšlo krūvoj jisai būtų uždėtas, kokios bėdos ir įsipareigojimai į jį bebūtų užgriuvę. Jam svarbiausia padaryti pirmą žingsnį ir mažais žingsneliais, kurie iš šono visiškai nematomi, visiškai neįdomus. Bet jam tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Tos mažos pergalės, maža plyta po plytos, plyta po plytos, akmenėlis po akmenėlio, jam yra ėjimas į priekį. Ir idėja knygos, tai ir stengiausi perdikti, įdėti tą energiją savo, kad tap tokia, pramušimo energija, kad nežiūrėtumėt ir nelygintumėt savęs su kitais. Šiai dienai iš vis yra, netgi vadinkim, galiu pasakyti, tai yra kažkoks prakeiksmas. Taip, mes turime krūvą socialinių tinklų, Instagramo influenceriai, fotografuojantys su Lamborghiniais, su namais ant jūros kranto, gyvenantys Balyje ar Tailande. Ir jie sukuria tokį burbulą, kad paprastam žmogelį atrodo iš karto automatiškai kad jis yra nevykėlis, kad paprastas žmogus tarsi yra kažką negerai daro. Tarkim, kaip čia šitaip. Brangieji, nežiūrėkite niekada į jokius influencerius, niekada nelyginkite savęs su niekuo kitu. Niekada. Jūs esat jūs. Jūsų gyvenimo užduotis yra visai kitokios negu tų influencerių. Visai kitokios negu kažkokių verslininkų. Nesvarbu. Jums tai reikia padaryti mažą žingsniuką. Mažyti. Jūs tik žinokite apie savo tas pergalės. Jūs tik žinokite apie pokytį, kurį jūs padarėte. Jūs vienintelis dalykas, su kuriuo jums reikia lygintis, tai su vakarykščiu aš. Koks aš vakar buvau ir koks aš šiandien esu. Koks buvau prieš 10 metų ir koks aš šiandien. Vienintelis dalykas. Jaučiat pokytį. Jaučiate, kad tapot laisvesni, išmintingesni, supratingesni. Jūsų empatiškumas išaugo. Jūs atlaidesni, jūs lengviau žiūrite į gyvenimą. Tai yra jūsų pergalė, tai yra jūsų nuopelnas ir tai jūs šildo, tai jūs maitina, jums teikia energijos. Didžiausia paslaptis, brangiai, joks namas, joks automobilis, jokios prabangos realiai energijos neteikia. Ir iš tikrųjų esam apgaudinėjami tos ekonominės sistemos, kad mums reikia vis geresnio automobilio, vis geresnio namo, vis geresnio. Čia yra tik dopamino narkomanai. Aš nemeluosiu, aš tikrai žinau, kad daugelį metų aš buvau dopamino narkomanas. Turbūt dar šiandien kažkiek tai esu, žinai. Jo, būdavo tik pasiekė tikslą. 2-3 dienos reikia naujo, pasiekiai naujo. Taip, dopamino narkomanas ženkliai daugiau pasieks už paprastą žmogelį. Bet tie pasiekti tikslai, jie tik duoda ne energiją tik tokia šalutinių poveikių, kad tu pradedi labiau pasitikėti savim ir labiau atsipalaiduoji, labiau savo sakai, aš tą padariau, varnelė, ar tų varnelių prisidedi, sakai, geras. Visai aš kažką tai galiu. Tai va, o šiaip iš esmės tai yra nesvarbu. Dabar, kas labai populiaru, kalbėti apie sėkmingus žmonės, kaip žmonės tą sėkmę pasiekė, kas jiems ta sėkmė, koks kelias į sėkmę. Aš šitą keičiu ir man nėra tiek įdomu, aš labiau kalbu apie laimę. Ir aš save įvardinu laimingo gyvenimo mentoriu ar mokytoju. Nes pastebėjau, iš esmės yra, laimė yra dalykas, kurio mes siekiame, o ne sėkmė. Sėkmė tai yra kas? Sėkmė yra tik tai išorinis gražus paveiksliukas, kuris nei šildo, nei jisai kažkokios duoda. Ką jis vienintelį dalyką sėkmė šildo, tai ego. Ego taip, fainai, ego tada didelis išpūstas, kad aš važinėju su Lamborghiniu, kai aš galiu parodyti savo namą, šustrą.
čia va taip, va taip, va taip, ego didelis. Bet vieną dieną jums tas ego taip bumtels, taip jisai kals, kad tikrai, nepadės. Tikroji laimė susideda iš labai smulkių, paprastų dalykų. Ir vienas toksai faktas, kuris iš tikrųjų labai veikia. Patys brangiausi dalykai yra nemokami. Tai va, aš labiausiai ir bandau savo pamokymuose, dabar šiuo metu kuriu ir tokią sistemą asmeninio pokyčio, pristatysiu neužilgoje. Aš labiausiai akcentuoju į tai, kad žmogus būtų laimingas, kad gyventų pagal savo vertybės, kad jo dvasinis pasaulis būtų pilnas, kad jisai būtų ir patenkintas savimi, ir tuo pačiu labai susitaikęs su savimi. Tai ir mano planas, atidarysime YouTube kanalą, darysime podcastus, kviesiu žmonės, įdomių žmonės, o nebūtinai, kad jis garsus žmogus. Ne, kadangi man įdomu laimingo gyvenimo prizmė, tai įvairiausių žmonės ir įdomu pažiūrėti, kas jam yra iš tikrųjų ta tikroji laimė. Ir net, kad, tarkim, pakviesime kažkokią tą sportininką, žvaigždę, ir jūs pamatysite, kad žmogui, tarsi paprastas žmogelis žiūri tą, sėkmingą žmogų ir galvoja, jo laimė yra toje sėkmėje, o jūs pamatysite, kad ne. Kad ir tas žmogus sakys, kad laimė yra smulkiuose dalykuose. Ir paprastas žmogus, kuris galvoja, kad jisai nėra sėkmingas, palyginęs išgirdęs supras, kad bet ir aš tą patį turiu geras. Tai aš reiškia galiu būti laimingas? Taip, tu gali būti laimingas čia ir dabar. Ir kas smagiausia, tau nieko tam netrūks. Laimiai netrūksta nieko. Sėkmei reikia afigenai daug. Laimiai netrūksta nieko. Tai taip, YouTube kanalą atidarysim, podcastus, dėsime toliau tie reelsai, taip pat jūs stengisimės pradžiuginti, promotyvuoti trumpais reelsais. Ir taip pat kuriu asmeninio pokyčio sistemą, kurią ir greitų laikų pristatysiu. Taip pat priimu ir asmeniniam konsultacijom, kas nori asmeninio vidinio pokyčio, nes kaip ir minėjau, jūsų bet koks tikslas, kurį jūs norite pasiekti, pirmiausia reikalauja jūsų asmeninio resurso. Jeigu kažkokio neturite pasiekto tikslo, tai reiškia tik viena, kad jūs dar nesate tam tikslui pasiruošę. Tai va, mėlyjei, smagu buvo su jumi pakalbėti, mes tikrai daugiau matysime ir daugiau mane girdėsite. Dėkui, kas klausėte, laimingai jums, iki pasimatymo.